que ver si remata. ¡Una más! Meksika davė pasauliui Čavesą, bet nutylėjo apie vyrą, kuris niekada nepralaimėjo. チャンピオンバールダウン左を出したチャンピオンですがロペスのパンチダメですねこれ Ricardas Finito Lopesas per 16 metų liko nenugalėtas. Ricardas Lopesas. Jis gimė 1966 m. Liepos 25 d. Cuernavacoje, Morelose, Meksikoje. Jis tapo profesionalu. 1985 metais būdamas paaugliu, kuris įžengė į sportą be triukšmo, be reklamos ir be jokių lengvų kelių. Vaikinas iš Meksikos, skaudžiai sužinojęs, ko reikia profesionaliam boksui. Finito nuo pradžių buvo ypatingas. Tuo metu dauguma jo bendraamžių boksininkų dar tik mokėsi pagrindų ir buvo nerangus. Lopez kovojo kaip mokytojas, vedantis pamoką. Kampai, atstumas, laiko pojūtis ir judėjimas. Jis jau buvo pavojingas su šiais pagrindais. Pirmieji metai nebuvo blizgus. Ricardas Lopesas buvo minimalaus svorio boksininkas, sveriantis 105 svaras, kovoja svorio kategorijoje, kurios dauguma atsitiktinių sirgalių nesekė ir kuriai dauguma promotorių beveik neskyrė dėmesio. Jam tai nerūpėjo, jis dominavo. Pirmoji jo profesionali kova buvo su Rogelijumi Hernandesu, išbandymas paaugliui, tik ką įžengusiam į šį sportą. Lopezas ją įveikė, tada įveikė kitą ir dar kitą, pergalė po pergalės po pergalės. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Lopezas turėjo 26 pergalės iš eilės, 26 kovos, 26 varžovai, nė vieno pralaimėjimo. Niekas jo nesuprato, bet tai buvo tik pradžia, o Lopezas po truputį kūrė tai, ko niekas nesitikėjo. 1990-aisiais pasaulis buvo pasiruošęs sužinoti, ką sukūrė. Turėdamas 26 pergalės be pralaimėjimų, Lopezas gavo progą kovoti dėl pasaulio čempiono titulo prieš japoną Hideyuki Ohashi dėl pasaulio bokso tarybos minimalaus svorio čempiono titulo. Tai buvo jo laukta akimirka. Pirmose 3 raunduose Lopezas stebėjo, skaičiavo ir rengė spastus. 体を振ってという指示がたくさん飛んでいます。はい。そういった話を前からしていたんですが、先ほどうかつにですね、足で抑えないといけないですね。そうですね。はい。Tada 4 raunde jis nuspaudė gaiduką galingų dešiniuoju smūgiu, kuris pirmą kartą parbloškė Ohashi. 左っぱ突き上げられてるんですね。はい。話は。チャンピオン大橋がダウン。Ohashis atsistojo iki teisėjo skaičiavimo galo, bet žala jau buvo padaryta, tai žinojo ir Lopezas. 5 raunde jis smogė stiprų dešinį kablį ir antrą kartą parbloškė Ohashi. Čempionas vėl atsistojo iki teisėjo skaičiavimo pabaigos, bandydamas išgyventi, bet Lopezas jam to neleido. Jis smogė stiprų kairįjį kablį, Ohashis sviravo prie virvių, o teisėjas sustabdė kovą, apsaugodamas čempioną nuo smūgių. はい。相手にペースを与えちゃったんですよ。はい。ですからもう少し。右。またしてもダウン。大橋。左。チャンピオンバールダウン。左を出したチャンピオンですがロペスのパンチ。ダメですねこれ。苦しい足に来ています。ダメ。なんとか立ち上がろうとする大橋。カウントが進む。 Laimėti titulą viena, bet jį apginti, tai kūrė palikimą ir tai, kas įvyko vėliau. Tai buvo viena iš dominuojančių čempionystės erų bokso istorijoje. Pirmoji titulo gynyba. Pasaulio bokso tarybos minimalaus svorio čempiono titulas Šizuokoje, Japonijoje. Ką tik laimėjęs diržą, iškart ėmė rikiuotis varžovai. Japonas Kimijo Hirano buvo pirmasis eilėje ir kovojo savo gimtinėje žiūrovų akivaizdoje, kurie tikėjo, kad Hirano laimės. 7 raundus Hirano stengėsi, bet Lopesas nuo pradžių kontroliavo kovą ir metodiškai jį palaužė. Y bueno, pues después hubo un problema difícil ver peleadores que usan. Pronto ya Ricardo López le mostró un par de ellas, izquierda y derecha, o derechazos largos. Mínima antiguamente era la de peso mosca, después ya bueno, un peleador completo de a más y a más en cuanto a estropicios causados por los golpes.
Tada 8-ajame raunde Lopesas smogė galingą kombinaciją, kuri parbloškė Hiraną ant ringo grindų. Jis negalėjo tuo patikėti. Šį kartą teisėjas jau buvo matęs gana. Cabeza, Vinito López con una puntería casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente Quiño Finano hecho pedazos. Korėja pasiųstų savo kovotoją, kuris pasirodytų esąs gana sunkus varžovas. Korėja išsiuntė Kyung Jun Lee su viena misija – kovoti gimtajame Seule. Prieš publiką pasiruošusią karūnuoti naują čempioną, tai nebuvo bet koks varžovas. Lee buvo ryžtingas, ištvermingas ir pakankamai pavojingas, kad prieš Lopesą atlaikytų visus 12 raundų. 레이트 선수인데 지금 양상이 바뀌었어요. 네. 레프트 후. 예. 그러니까 로페스 선수의 주먹이 나올 때를 노려야 될 것 같네요. 리카르도 로페스. 정리를 해야 됩니다. 여기서 계속 쫓아 들어가는 것만 최선의 방법이 서 있습니다. 레프트 퍼더볼은 지금 이경현 발을 허용하지 않았습니까? 이경현 선수요. 올려치게 그대로 관중들 모두 이경현 선수 일방적인 응원. 네. 선수요. 왼쪽 눈에 상처가 좀 있죠? 피가 흐르고 있지 않습니까? 이런 것이 반복이다. 자, 레프트. Ir taip ir buvo. Per 12 raundų Lee spaudė Lopesą, versdamas jį dirbti sunkiau nei prieš Hiraną. Bet Lopesas visada turėjo atsakymą, kad ir ką Lee bandė. Jis nuolat kontroliavo tempą, atstumą ir valdė kovą. 리카르도 로페스와 도전자 이경현 선수. 손이 내려오지 않습니까? 네네. 이경현으로 갈 때 좀 움직여달라 이런 말씀 아닙니까? 완투 뻗어봅니다. 네네. 발디딜 틈이 없을 정도로 네. 손님들이 많이 오셨죠. 좌석과 좌석 사이에 복도가 있죠. 피하고는 잘 때는 이경현. 이경현 선수 이 상황에서 Po paskutinio gongo dėl rezultato abejonių nebuvo. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. Teisėjai vienbalsiai pergalę skyrė Lopezui, diržas liko Meksikoje. Lopezas pradėjo nesustabdomą seriją, nokautavo visus varžovus, o jo sąskaitoje jau buvo 35 pergalės ir ne vieno pralaimėjimo. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Varžovai nesiliovė. Menis Melčioras, buvęs Tarptautinės bokso federacijos čempionas iš Filipinų, jau buvo ten ir žinojo, ko reikia kovojant dėl pasaulio čempiono titulo. Pirmuose raunduose Lopezas, kaip įprasta, kantriai ir apskaičiuotai po truputį išardė Melčiorą. Himself off balance and spied Lopez. That was his last fight, but again, as you see, to enjoy it for only a single night, then was defeated in his first by Lopez. See, that time Lopez, he looped the right hand over and then he... This will be a very good fight if these guys ever got together. Lopez. I believe Manny Melchior will come out. 5-ajame raunde Melčioras pirmą kartą krito po taiklios kombinacijos. Melčioras atsistojo ir 11 raundų atlaikė visus Lopezo smūgius, atsisakydamas pasiduoti. Lunging with a left hook of his own. You know, there's so much ebb and flow in this. 11 raunde Lopezas viską išsprendė klasikiniu džebu ir dešiniųjų smūgių kombinacija, kuri tiksliai pataikė antrąją minutę. Ir Melčioras paskutinį kartą krito ant ringo grindų. 11 titulo gynyba, 36 pergalės, ne vieno pralaimėjimo. Lopesas dalyvavo Julio Cezaro Chaveso ir Frankio Randalo antrosios kovos programoje. Chavesas buvo pagrindinis vardas, bet Lopesas pasiuntė savo žinutę. Vardija atvyko jaunas, alkana ir nenugalėtas, turėdamas 21 pergalę ir ne vieno pralaimėjimo. Tačiau Lopesas jį pranoko raundas po raundo, naudodamas dešinę ranką kairiarankio stovėsenai neutralizuoti, valdydamas kiekvieną apsikeitimą tiksliais kojų judesiais ir nuolatiniu džebu. 契約結んだんだよね。はいはい。今後です。このチャンピオン、やはり戦いづらいのか。またワンツーです。ロペスがだんだんリズミカルになってきて。多分右フックテンポで返すんですね。顎か。またカウンター。テリー。出にくいんでしょうね。
1ラウンドからの流れを見ると Lopesas neleido, o Guardija per 12 raundų nerado ritmo. Teisėjų kortelėse 119 prieš 109, 117 prieš 110, 117 prieš 110. 10ポイント差が1人と7ポイント差が2人ですね。はい、チャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です。 Čempionas Lopesas vėl dominavo, sutriuškino varžovus ir pratęsė nepralaimėtą seriją iki 47 pergalių be pralaimėjimų. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Tačiau žmogus, kuris stebėjo iš tolo, jau buvo pasiruošęs. Šį kartą jis nesiruošė pralaimėti. 1998-aisiais Lopesas kelis kartus gynė titulą. Jam buvo 32, o jo rekordas 47 profesionalios kovos ir tiek pat pergalių. Tai buvo svarbiausia Lopeso karjeros ir susivienijimo kova jo šalyje. Kovoje dėl pasaulio bokso tarybos ir asociacijos minimalaus svorio titulų pilnas stadionas Meksiko mieste laukia istorinio įvykio. Niekas nesitikėjo to, kas nutiko. Nuo pat pirmos akimirkos abu boksininkai buvo aršūs ir ryžtingi. この統一戦、メキシカンリカルド・ロペス、一方のアルバレスも 67% です。大歓声を送り始めています。WBA、WBC 世界ソロ級の王座統一戦。Antrajame raunde Alvarezas galingų dešinių smūgių parbloškė Lopesą. Tai buvo vienintelis jo karjeros knockdownas. Pirmą kartą per 47 kovas Ricaras Lopesas žiūrėjo į šviesas. Lopesas atsistojo ir tęsė kovą. 7 raundus abu čempionai kovojo vienoje iš intensyviausių minimalaus svorio kovų, kokias tik yra tekę matyti. Atsitiktinis galvų susidūrimas smarkiai prakirto Lopeso dešinį antakį, todėl teko įsikišti ringo gydytojui. 相手は WBA のチャンピオンロセンド・アルバレス。なんとそのロセンド・アルバレス戦前の予想に反しました。おっどうした？バッティングですか？バッティングですね。またバッティングがありました。いや、ジムひどいんですねこれ。切りました。切りましたか。Netrukus paskelbti teisėjų rezultatai. 67-64 Lopeso naudai. 68-63 Alvarezo naudai. 66-66 lygiosios. Techninės lygiosios skirtingų teisėjų sprendimu abu išsaugojo diržus ir nepralaimėtus rekordus. Lopesas savo karjeroje buvo vienintelį kartą pargriautas. Mitas jau buvo suskaldytas ir Alvarezas tai žinojo. Turėjo būti revanšas. Praėjus 3 mėnesiams Lopesas vėl išvedė jį į ringą, nes didieji čempionai negali pakęsti neužbaigtų reikalų. Buvo manoma, kad revanšas bus suvienijimo kova. Tačiau dar neprasidėjus kovai, Alvarezas pasirodė sverdamas 1,5 kilogramo daugiau nei leidžiama riba ir jam buvo atimtas dvigubos visuotinės bokso asociacijos titulas. Lopesas galėjo pasitraukti, bet nusprendė kovoti, žinodamas, kad pergalė suteiktų jam pasaulio bokso asociacijos laisvą titulą. Per 12 raundų tai buvo tikras karas. Alvarezas nuo pradžių rėmėsi jėga ir agresyvumu, nuolat spaudė ir pavertė kovą labai nemalonę. Artimoje kovoje Lopesas atsakė tiksliomis kombinacijomis ir geresnių darbų kojomis, stengdamasis išlaikyti savo palankų atstumą. Tačiau Alvarezo smūgiai buvo tikslūs ir žiaurūs. Jis prakirto abu Lopeso antakius ir nosį. Lopesui kraujas tekėjo per veidą. Mažiau kovingas čempionas būtų pasidavęs, bet Lopesas tapo dar agresyvesnis ir kova baigė stipriau.
Rezultatai. 1-116, 1-112, 1-116, 1-114 už Lopesą, 1-113, 1-115 už Alvarezą. Lopesas laimėjo skirtingų teisėjų sprendimu ir turi 2 diržus. Alvarezas jį parvertė, prakirto galvą, privertė kovoti iki ribos, bet to neužteko. 48 pergalės 1, lygiosios 0 pralaimėjimų. Po beveik 10-mečio kaip minimalaus svorio čempionas, Lopesas padarė viską šioje divizijoje ir apgynė titulą daugiau kartų nei dauguma čempionų per visą savo karjerą. Jis suvienijo diržus, atkeršijo už sunkiausią pralaimėjimą ir pakilo į minimusės svorį. Dabar jis kovojo su stipresniais varžovais. Grigsbis, Tarptautinės bokso federacijos minimusės svorio čempionas, nenorėjo prarasti titulo be kovos. 12 raundų priminė šachmatų partiją. Abu vyrai vienas kitą tyrinėjo, matavosi ir kontratakavo. Nuskambėjus gongui, abu boksininkai buvo kruvini ir su pjūviais, bet Lopesas visą kovą kontroliavo. Una victoria, por supuesto, Es un hombre rápido, se mueve bien, tiene sentido. preparado, lo vemos muy bien, aunque claro, no tiene que confiarse para nada Grigsby en su duelo despiadado, para nada, ha notado muy bien. En este 5º episodio. Esa pueda ser una baza que juegue a favor del campeón, de Grigsby. Hacer lo que tiene que hacer, sujetarle. Claro. Buen boxeador, pero los creemos por Azteca, Ricardo el Finito, pero no nos cansamos porque se lo merece. Es un gran campeón, pero creo que ha perdido por muchísimos puntos. 5 puntos no son la media diferencia. Visi 3 teisėjai vienbalsiai paskelbė Lopesą nugalėtoju. Jis iškovojo 2 pasaulio čempiono titulą skirtingose svorio kategorijose. Lopesas turi 49 pergalės, 1 lygias ir ne vieno pralaimėjimo. Kritikai teigia, kad perėjimas į aukštesnę svorio kategoriją atskleis jo silpnybės. Lopesas laimėjo diržą iškart, nugalėjo dar vieną varžovą ir pergalių seriją pratęsė iki 49. Tačiau buvo vienas rekordas pranokstantis visus. Lopesui trūko tik vienos kovos iki rekordo pagerinimo. Lopesas į ringą žengė turėdamas 49 pergalės, 0 pralaimėjimų ir 1 lygiąsias. Visi žinojo, kad svarbu buvo ne tik diržas. Dar viena pergalė ir jis pranoktų Rokio Marčiano nepralaimėtą rekordą – 49 pergalės be pralaimėjimų. Sorbo Rapinas buvo buvęs minimalaus svorio čempionas, kuris gerai pažinojo Lopesą. Tačiau pažinoti Lopesą ir sustabdyti Lopesą – tai 2 labai sunkus dalykai. Lopesas nuo pradžių buvo tikslus ir negailestingas. Atliko 58 smūgius, o Sorbo Rapinas atsakė tik 7. Nebuvo kur slėptis, nebuvo išeities. He himself said yesterday, I've got to find a way. That would be some accomplishment. Sometimes it really is about trying to stay away from the fight. Warpin's making it easy for Lopez because he's standing outside. And when you're fighting a guy like that, you got to make it From Warpin all the way across the ring, and he's got his hands up in the classic fighting position. Trečiajame raunde Lopesas dar smarkiau puolė, su galingesniais ir sunkesniais smūgiais, prispaudė Sorbo Rapiną prie virvių ir be gailesčio paleido smūgių lietų. Teisėjas įsikišo ir išgelbėjo Sorbo Rapiną nuo tolesnių smūgių. all over and they're off balance, they can't do it again. And the right staggers Warpin backward as Lopez in perfect position exercises leverage. Warpin has been susceptible to the knockout since moving up in weight, and Lopez looks like... I think Warpin, who originally was a kickboxer, needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. 50 pergalių, ne vieno pralaimėjimo ir vienos lygiosios. Rokio Marciano rekordas jau buvo istorija. Lopezas tą naktį ne tik apgynė diržą, bet ir įrašė savo vardą į rekordų knygas visiems laikams. Petelas atvyko kaip pretendentas, tačiau Lopezas jau 2 raunde jį parbloškė ant ringo grindų. Perėmė kovos kontrolę nuo pat pradžių ir jos niekada nepaleido. Good fighter, he can't well, and as he doesn't start to get beaten, who's been the underdog in many a fight. Oh, a nail with a left hook!
Per 7 raundus Lopezas buvo tas pats meistras kaip visada. Pasižymėjo išskirtiniu tikslumu ir nuolat judėjo galvą. Jis išardė petelą dalimis, kol neliko nieko, ką būtų galima išardyti. You get him drunk and then Ricardo Lopez on a hard. Well, he's hanging in there, so he's ready. Ricardo lands another big shot, he'll go. 8 raunde Lopezas įsiaudrino. Triuškinantis dešinės smūgis jam 2 kartus pataikė. Po to sekė 2 galingi kairieji kabliai, kurie visiškai atėmė jėgas iš petelo kojų. Jis pritūpė ir nukrito išsekus kūnui. Teisėjas pradėjo skaičiuoti. Good right hand by Ricardo Lopez. Very good right hand. 2 looping right hands. Down he goes. Su 51 pergale, 1 lygiosiamis, 0 pralaimėjimų ir 38 nokautais jis liko nenugalėtas, neliečiamas ir nepasiekiamas. Taigi po metų, 2002 lapkritį, Ricardas Finito Lopesas oficialiai paskelbė apie savo pasitraukimą. Geriausias Meksikos boksininkas, apie kurį niekas nekalba, ką tik sukūrė tobulą istorijos pabaigą. Tai viskas. Finito Lopesas baigė istoriją savo sąlygomis, nepriekaištingų rekordų ir neliečiamų palikimų.